Sveiki bičiuliai, atvykome pirmą stotelę į Tauragę. GBI pagrindinę štabą, kaip sakoma, nes čia viskas gimė, viskas kilo. Tai bus labai įdomu pažiūrėti, ką kolektyvas veikia. Ir įdomu bus, aišku, aplankyti Kauną ir Vilnių. Bet čia manau, kad bus tikrai fainas dalykas. Matau, kad pratęstas ofisas ir man pakuždėjo kažkas, kad praeitą penktadienį šventė. Tai bus įdomu pažiūrėti, kaip tas naujas ofisas atrodo. Eime! Dar žmonių iš tikrųjų nėra daug, nes kažkas atostogauja. Čia servizas yra visas, ten sėdi vadovas. Ir mes turime, aišku, įmonėje dar 2 mobiluosius servizus, kurie dirba 24 valandas į parą. Nes jeigu sugedo kažkur autostradoje, dar kažkas greitai prilėkia, sutvarko viską. Ne 2, o 3 lygtais turim. Nežinau, labai greitai viskas plečiasi čia. O čia yra iš tikrųjų visi vadybininkai. Tai kiekvienas vadybininkas turi apie 20-30 draugų prižiūri, kai kurie gal daugiau. Čia yra visi mano svarbiausi trofėjai sudėti. Yra namuose kokie dar 20 svarbių, tai nežinau, kaip čia sutarpinsim. Būtinai kokią reikia imti? GBI. Understood. Viskas. Espresso. Ponas, norite kavos? Ok. Tai ką? O va, GBI Kaunas. Šie žmonės Kaune užsiema pirkimais, pardavimais ir logistika. Einam pažiūrėti, kaip jiems sekasi. Tai va, chebrytė, čia yra suskirstyta dalimis, kaip žmonės dirba. Čia yra pirkimai, pardavimai ir ten yra daugiau žalos. Tai žodžiu, žmonės dirba, stengiasi ir aš stengiuosi, nes be jų mes nevažiuotume turbūt į Dakarą. Tai smagu matyti, kad taip žmonės dirba. Malonu būti GBI, kaip sakyti, dalimi. O tai ką jūs darote, ką jūs esi? Priemame ateinančius klientus. Sako, noriu duoti pinigų Rokai į Dakarą. Tokių nėra. Refreitau. O šiandien atvykom į GBI naują ofisą Vilniuje, kuris atsidarė šiemet. Pažiūrėsim, kaip gyveno kolektyvas ir šiandien praleisim gerai laiką pas juos. Einam. Opa, kortelė iš karto, kaip darbuotojas. Ne čia. O, gerai. Įsikalbu kamerą. Tortas padėtas. Einam pasisveikinti su kolektyvu. Labas. Kaip laikosi Vilnius? O. Dovanėlę turėjom. Piragą atvežiau, nes šiandien piragų diena. Teisingai, kaip matai, švenčiam. Kolektyvas ganėtinai užimtas pas mus, kaip matai, daug susirinkimų. Tai nėra problema, aš moku pjaustyti, papjaustysim, atnešim ponam prie stalo, kad galėtų pasimėgauti tortų. Gerai, aš paimsiu šakučių. Na, tvarka. Opa. Nu, pakelkit rankas, kas nori. 3, 4, 5. Gerai. 20. Ką, nunešam nedrasiems. Ačiū. Tortuką, visi suvalgyti. Prašau. Geriausiai sekasi su peiliu. Ne. Peilis, jeigu peilis. Na va, matau tą patį, ką ir Tauragėje. Čia skirta vaikams su spec poreikiais, o pagrindinis tikslas, kad kiek kolegos sudeda, tiek GBI prisidės dvigubai. Tai va, aš irgi prisidėsiu čempionas. 20 €. Nepykit, kam pasirodės mažai. Tai kai sulankstytas atrodo, kad daugiau gal. Gal yra čia 40 €, o gal ir 60, niekas nežino. Pavalgėm piragą ir dabar norėčiau pakalbėti apie savo partnerį GBI, ką jie daro Vilniaus ofise. Tai užsijema su bendrais perveržimais, kur dirba visoje Europoje ir labai jiems gerai sekasi ir manau, kad tikrai augsim. Tai norėčiau padėkoti, kad jie visą laiką kartu važiuoja, kaip ir Dakare, taip ir Europoje. Kolektyvas, biškit dėmesį. Aplankiau jumis, tai norėčiau padėkoti, iš tikrųjų, kas gal palaikot, kas nepalaikot, bet tikiuosi, čia dirbantis visi palaikot ir jeigu jūs stengsitės, tai ir aš važiuosiu ir stengsiuos dėl jūsų, tai ačiū jums ir ačiū už dėmesį. Viskas. Kad, jau užrakina viskas, galima atsipalaiduoti.